Prieš 120 metų gimęs buvo toks Juozas Rugėnius. Visi esate turbūt daugiau girdėję apie Kaveckio pagalbininką Martinaitį, o Juozas Rugėnius tai buvo Dalinkevičiaus tokia dešinioji ranka ir jis su juo daug dirbo, bet čia yra įdomi tokia jo istorija, kad jisai, čia jūs garčiau gal paskaitysit, kad mokėsi pradiniai, paskui įvairių seminarijų, šiek tiek mokytojavo po mokytojų seminarijų Skuodo rajono mokyklose, bet paskui pradėjo dirbti studijuoti Vytauto didžiojo universitete 33 metais, o 36 buvo priimtas ten pat į geologijos kabinetą laborantų. Na ir kai tapo tuo laborantu, jisai dalyvavo beveik visuose ekspedicijose kartu su Dalinkevičium ir jisai tyrinėjo Istros upės išlaužų medžiagą. Ten buvo kaip tik labai patogu, nes praėjusi buvo šiokia tokia melioracija, tai jisai ten visą vasarą po tą melioracijos išverstus tyrė, darbavosi. Paskui energetinių išteklių ieškojo, tai ten Nemuno Birštono kilpoje buvo sumanyta pastatyti hidroelektrinę, buvo pradėtas rengti projektas ir jis atliko geologinius tyrimus. Šiaip jau domėjusi Pleistocenu, tai yra kvartero dalies litologija, ištyrė virš 100 gręžinių medžiagą, apibūdino tą kvartero litologinę sudėtį, spalvas. Ir kada 40 metais fakultetas iš Kauno buvo keliamas į Vilnių, tai šitam Juozui Rugėniui buvo pavesti kuruoti visus kraustymo darbus. Tai didelė atsakomybė, daug tikrai fizinio darbo. Na, bet tada buvo, kiek jau buvo tų studentų, visi buvo stiprus, aktyvus ir padėjo, tai persikraustė. Ir jisai Vilniaus jau universitete dirbo iki 47 metų. O kodėl iki 47? Todėl, kad jį suėmė ir ištrėmė iš pradžių tupdė į Lukiškių kalėjimą, o po to ištrėmė į Pečioros lagerį. Ir jisai, va čia yra, kur mėlynai yra išrašas iš Lietuvos tremtinių sąrašo. Tai kaip matot, prie Juozo pavardės yra parašyta grįžo, nes tuome sąraše yra tų tremtinių, kurie labai daug negrįžo. Ten tūkstančiai. Čia yra jo registracijos numeriukas tame sąraše pirmas. Na, jis grįžo į Kauną, bet negalėjo universitete dirbti, nes jau nepatikimas, reiškia, buvęs tremtinys, tai įsidarbino Kauno pieno centre, o ten pieno centre, žinot, buvo gręžiami daug, kaip šiai dienai, hidrogeologinių gręžinių. Tai jisai buvo toks kuruojantis visus tos gręžinius ir labai daug tokios geologinės informacijos ir Dalinkevičiui teikė, jam, bent jau iš tų buvo kiek galima gauti. Tai jisai paskui jau nuo 85 metų, kaip matot, jau išėjo į pensiją, nebedirbo. Bet geologija visą laiką domėjosi ir kol buvo Dalinkevičius, jisai su juo bendraudavo dažnai, žinau, kiek būdavo. Na ir 94-ais šitą pasaulį jau paliko ir yra palaidotas Kauno rajone Pažerių kapinėse. Tai čia šitas žmogus, kuris buvo gimęs prieš 120 metų. Dabar šiek tiek... Atsiprašau, ten neaišku, ką jisai buvo ten. Kažkur kažkas, matyt, kažką pripaišė. Tai čia yra iš to, kai jisai jau, kai Vilniuje buvo studentas, tai va čia Rugėnius yra kaip studentas, buvo geologai 42 metais. Tai Rugėnius, tai Junaitytė, Rimšaitė, Bucevičiūtė, Šernas ir trūksta Dobrovolskio ir Stonio. Ir čia, aišku, kairiai pusėje stovi profesorius Dalinkevičius. Tai nuotrauka kažkaip nukeliavo toliau. Na ir jisai yra archyvose, yra jo laiškai rašyti Dalinkevičiui, tai čia porą tokių pasiskaitykit, jeigu turit, aš neskaitysiu. Reiškia, jis būdamas laukuose su profesorium susirašinėjo, teikė jam informaciją, klausė kažkur kažką, ką daryti. Čia vienas laiškas, kitas laiškas iš Pakruojo, irgi tenai
ieškojo jisai, irgi ten buvo dauguma gręžinių hidrogeologiniai, vadino juos šulinių gręžimų ir iš ten medžiagą taip pat teikė. Na ir čia jo yra ataskaitų sąrašas, kokias jisai buvo pateikęs į katedrą Dalinkevičiui. Na ir čia yra jo byla surašyta, kaip sakant, matot, iki tų metų ten, paskui dirbo katedroje, paskui ir žiūrėkit, 47 metais, Liepos 1 dieną atleistas, kai sulaikytas saugumo organų. Tai buvo tuo metu daugumos inteligentų tokia bėda, kad net gal ir nieko jisai, kaip sakant, tokio, pasirodė, kad kažką daro. Ir dargi buvo tokia mada, kad ten vienas ant kito kažką pašnibždėdavo, tai to pakakdavo, arba kažkur į kažką netaip pasižiūrėjo. Čia šiais laikais gal dar to nėra, bet aš bijau, kad greitai gali būti. Ir kitas žmogus, kuris gimęs prieš 240 metų, dabar jo gimtadienis jau buvo, sausio 20. Šie metai Grotusui yra skirti nemažai. Bus didelė tarptautinė konferencija šitam naujajam technologijų centre, tarptautinės, su visokiom tarptautiniam parodom ten ir panašiai. Tai ir šiaip prisimins, aišku, ir fakultete. Tai čia irgi neskaitysiu. Tėvas, matot, buvo kompozitorius, mama šiaip jau mama. Ir kaip jis yra įvardinamas, tai kaip be visų kitų, jisai yra įvardinamas ir kaip geologas. Tai čia Grotusų herbas toks įdomus, paukštis kažkoks, tai gimė Gedučių dvarininkų šeimoje, kaip dvarininkas, bet gimė jisai tada, kada šeima keliavo po Vokietiją. Taip, kad jo gimimo vieta yra Leipcigas. 803 metais įstojo į universitetą realiai, nors buvo į universitetą priimtas būdamas tik 3 dienų amžiaus. Ten kažkaip tais laikais būdavo įdomiai. Ir šiaip jau jį lavino namuose, Gedučių tam dvarelėje, samdė mokytojus, kurie mokė jį kalbų, filosofijos, filologijos. Ir realiai pradėjo Paryžiaus Politechnikos mokyklą lankyti, kai mūsų katedra buvo įkurta 1803 metais. Ten išklausė profesorių įvairiausių garsių kalbas ir paskaitas ir panašiai. O 4 metais buvo pradėjęs savarankiškas studijas Neapolyje, tai jau čia buvo daugiau geologinis pakraipos tos studijos, nes jisai čia susipažino ir visiems girdėtų Humboldtų, ir jisai važiavo į vulkanų regionus, prie Vezuvijaus, tenai ekspedicijoje dalyvavo ir gilino mineraloginius savo įgūdžius ir tokiu būdu jisai turėjo ir tokį mineraloginį, geologinį išsilavinimą. Na ir jisai domėjosi bioluminescencija, atlikinėjo sudėtingus vandens elektrolizės tyrimus, čia šiai dienai kaip tik tinka prie temos, ir buvo atspausdinta pirmoji pasaulyje elektrolizės teorija. Tai jis yra jos autorius ir čia tame leidiny. Paskui kada išrinktas ir 1808 išrinktas mokslo akademijos narių, bet jisai sugrįžo į Gedučius, nes su sveikata jam buvo nekas. Ir jisai kokius tyrimus darė. Šitam laikotarpį tyrė pirmasis grandininės reakcijas, paskui buvo išvykęs šiek tiek į Peterburgą pusę metų, paskui išrinktas buvo Dorpato universiteto profesorium, bet šitų pareigų jisai kažkodėl nepradėjo, įtariama, kad vis dėlto dėl jo sveikatos būklės. Suteiktas Miuncheno mokslo akademijos nario korespondento vardas, suformulavo fotofluorescencijos dėsnį. Tai reiškia, kad šviesos išspinduliavimas priklauso nuo temperatūros.
Na ir taip pat va, jau čia su geologais labiau susijęs, tame 2 metų laikotarpį jisai tyrinėjo Likėnų arba Smardonės mineralinius šaltinius, juos nustatė sudėtį, tirdamas rodanidus jisai atrado analitinės chemijos reakcijas, dabar jau tapusias klasikinėmis, sukūrė kelis analizės būdus ir padarė teisingą išvadą, kad sieros vandenilio susidarimas yra siejamas su kalcio sulfatu ir organinės medžiagos sąveika. Tai čia jo tie pagrindiniai tokie. O šiaip jau tai jisai suformulavo 2 fotochemijos dėsnius, atrado elektrolizės reiškinį, sukūrė tą pirmąjį fotometrą. Tas jo pirmas sukurtas fotometras buvo tinkamas naudoti kaip ir laikrodis tuo pačiu. Tai va, na ir buvo ir Latvijos mokslo draugija priimtas garbės narių ir aišku buvo ten iki savo mirties, jaunas mirė. Na ir čia yra tais, kad 1820 metais jisai su Tomu Zejebeku kartu nustatė, bet jis nežinojo jo darbų. Viens nuo kito nepriklausomai, jie tyrė, dirbo ir nustatė, kad elektros srovės reiškiniai metaluose ir tirpaluose yra identiški. Reiškia. Na ir Niurnberge išleidžiami buvo jo raštai. Na ir paskui grįžęs gyveno ir dirbo Gedučių dvarelį netoli Žeimelių ir jisai čia pats pasitraukė iš gyvenimo, nes sveikata buvo jau tokia, kad paskui pamatysit, ką jisai sakė. Čia tas Gedučių dvarelis, Žeimelė yra ir Grotuso gatvė. Ir čia toks apibendrinimas, aš gal neskaitau, gal jūs patys pasiskaitykit, nes iš principo čia apibendrintai yra pakartota tai, apie ką aš jau kalbėjau. Ir va tik tiek, kad ta elektrinio laidumo teorija vandens ir iki šiol yra protonų šuolio procesas vandenilinio ryšio skysčiuose ir jis yra vadinamas Grotuso mechanizmu. Tai kaip tas mechanizmas atrodo, tai čia yra piešinys to jo mechanizmo iš jo leidinio šito išleisto ir yra dabartinė jo interpretacija jau su modernizuota. Reiškia, kaip va tie pabėga viens nuo kito ir gaunasi ta tokia krantinė reakcija ir dėl to yra ir skysčiai yra laidūs elektrai, kaip ir metalai. Tai čia tas jau toks mechanizmas. Na ir jis taip pat įrodė, kad molekulės yra dipoliai, kad gali turėti polarizuotis, turėti 2 plius minus tuos polius savyje. Na ir čia yra paminklas Grotusui Žeimelėje atidarytas, tai buvo atidengtas 22 metais, kai suėjo lygiai 200 metų po jo mirties. Ir va čia yra jo citata apačioj, tai atspindi tai, kodėl jisai pasitraukė iš gyvenimo. Nes jis sakė, kad koks bus tas liūdnas gyvenimas, jeigu aš nebegalėsiu dirbti, tik tai gyvensiu tik savo klaidomis, nes negalėsiu jų ten tikrinti, naujų dalykų atrasti, tai jis nusprendė, kad šitoks gyvenimas jam netinka. Tai va, tai čia galvojau dar paaiškinti populiariau, kas tai yra, tie visi jo atrasti reiškiniai, bet tuo savo rodanidus, kai jisai tyrė, tai jų toksiškumą. Tai įdomu, kad jis darė eksperimentus su savim, reiškia, ir nustatė, kad galima gydyti vidurių negalavimus, reiškia, ir šitos mineralinius šaltinius. Ir taip pat jisai netgi aiškino Biržų rajono karstinių įgriuvų tą kilmę. Aiškinimas labai artimas šiuolaikiniam yra, o taigi labai jau seni tie laikai, kada jisai šitą darė. Na ir svarbiausi veikalai čia jo. Ir dabar va šitas pajuodinta reiškia, kad tai yra universali reiškinių interpretavimo schema. Tas šuolis, tas tų protonų, tai jisai dabar ir šiais laikais yra mokslininkams interpretuojantiems elektrodinamikus visokius ten dėsnius labai naudingas ir reikalingas.
interpretacijai. Na ir kas Lietuvoje yra daroma jo atminimui, tai yra įsteigtas Grotuso fondas, yra ir Grotuso tokia stipendija, kurią tas fondas skiria. Dažniausiai tą stipendiją laimi doktorantai, kartais magistrinių studijų studentai, jau aš čia jų visų ir nežinau, kiek yra gavusių. Ir taip pat yra įsteigtas Teodoro Grotuso medalis, kaip jisai atrodo, reiškia, ir čia yra nors šviesa pakeičia, apšviečia tamsą, bet nieko nėra tamsiau už šviesą. Tai čia jo posakis šito Grotuso. Tai va. Tai dabar čia yra, kas iš tų Grotusų medaliais apdovanoti. Paryškinau geologus, kurie yra tą medalį gavę. Tai čia Uška ir Grigelis, Juodkazis, Paškevičius, Klimas, va, iš hidrogeologų yra Juozapavičius, Narbutas, Paukštys, Rastenienė. Nu ir paskutinė trijulė, tai 2 iš jos yra čia, 1 nėra, tai jisai kitur. Tai ir čia kai kurie yra iš tų įteikimų. Matom, profesoriui Paškevičiui, kada įteikė per COVID-ą, kai su kaukėm suvažiavimas vyko, jau iš karto dar toks pereinamasis laikotarpis po COVID epidemijų. Čia Klimą puikiai pažįsta hidrogeologai. Čia ir Aitvarą Kareivą įdėjo mūsų dabartinį dekaną, nes jam buvo įteikta žeimelė konferencijos skirtos Grotusui pažymėti metu. O čia Narbutui teikia, Paukščiui, čia Linčiui, Satkūnui, na ir aš čia. Tai ačiū, kad klausėt ir kad prisiminėt. Ačiū labai, Eugenija. Buvo vienas viena formulės, kaip ir užbaigė po šitą. Tai ar ten kas nors yra prisijungęs, kas čia supranta? Buvo prisijungęs Bernardas, jis yra Grotuso medalio kancleris, taip kad jis labai turėjo dalyvauti čia. Tai taip, palauk. Grotuso kancleris. Šiek tiek išvyk čia mano pliurpalą. Tai kolegos apie Grotusą turbūt esame girdėję, buvome girdėję, dabar vis steigiamas žemelyje, muziejus, ne, su edukacijom visokiom. Šiaurės Lietuva. Tai čia yra Pakruojo rajone. Ir tas žeimelis tokia didelė. Bet to dar yra ten žmonių? Yra 8. Yra vakaro. Esat, tai smagu girdėti. Tai va, taip, kad dabar bus irgi Pakruojo tenai tokios dienos, iš fakulteto važiuoja žmonių tenai, autobusas turbūt, tai irgi bus, aišku, Grotusas prisimenamas, bus vėlgi konferencija su tais tokiais. Taip, kad nepamiršti žmonės yra ir, kaip sakant, jeigu ten kažkas anoj pusėje yra, tai jie turbūt džiaugiasi, kad mes jų nepamirštam. Tai ačiū tada.